Taigi, kokie nuostabus viešpaties keliai ir kartais mums gali atrodyti kaip didžiausias pralaimėjimas. Šiandieną iš Asyžiaus tenka keliauti labai ilgai. Jau kažkur keliauju 3 valandas ir dar turbūt valandą ar daugiau. Ir keičiu jau 3 traukinį, vakar buvo streikų diena. Ir dabar įsėsiu į tą traukinį, kuris važiuoja tiesiogiai iš Asyžiaus. Bet aš anksčiau išvykau 2 valandom ir turėjau 2 valandom anksčiau Romoje būti, bet keičiu 3 traukinį ir kartais pagalvoju, kokie paradoksai ir kokie įdomus dalykai. Ir paskutinę minutę supratau, kodėl tai vyko. Prieš mane atsisėdo jaunuolis, anglakalbis, ir sako, ne, va šitas traukinys, su kuriuo dabar mes važiuojam, jisai važiuoja į Romą, Tiburtiną, gerai, iš Tiburtinos, jeigu ką, aš vis tiek pateksiu į terminį stoti. Ir po to staiga pranešėjas pasako, ne, keičiama Orvijo, stotyje, keičiamas traukinys, Ir atrodo, jisai buvo tas, kuris man pasako, kad šitas antrasis traukinys važiuoja į Romą tiesiai. Bet galiausiai aš jam tapau ta, kuri bandžiau angliškai paaiškinti, kad čia yra Italija, čia daug dalykų keičiasi. Ir aš jam paaiškinau, kad ne, tu turi keisti traukinį, nes vis tik jisai nevažiuoja tiesiogiai į Romą. Tai ir pagalvojau, mano 4 valandų kelionė įvyko turbūt dėl to jaunuolio, kuris atsisėdo ir buvo tikras, kad jam reikia keliauti. Aš tai tiek žmonių, kurie persėdo įvairių traukinių ir tiek laukia mūsų to traukinio, jau man 3. Taigi, kokia pamoka man? Tai nors ir atrodo, kad tai yra pralaimėjimų pusdienis, bet galbūt kartais paskutinę minutę mes esame dėl kažko dėl vieno žmogaus. Taigi, kaip man atrodė, kad tas jaunuolis dėl manęs, bet pasirodo paskutinę minutę aš buvau dėl jo. Tai žodžiu, nieko nėra veltui ir viešpaties pamokos vyksta. Ir svarbu nenusiminti ir nenuleisti rankų, kai viskas atrodo griūna, o trukmė padvigubėja ir dar už bilietą 1,5 karto daugiau turėjau sumokėti ir taip toliau. Tai nieko nėra veltui. Ir viešpats visame kame išveda ir veda ir kažkam mes tampam svarbus ir kažkam reikalingi. Palaimintos dienos visiems, nieko nėra veltui. Tai viešpats ir saugomus. Palaimintos dienos.